Sveiki, su jumis yra Svajonė Taro. Ačiū, kad esate su manimi. Žiūrėsiu truputėlį tokį psichologinę būseną, kokia yra dabar pas jūs būsena. Turit pasirinkti iš visų šitų trijų kaladžių. Pirmas, antras ir trečias variantas. Veiksime labai greitai. Trumpai paaiškinsiu. Jeigu norėsite asmeninės psichologinės analizės, galvoju pradėti tokią psichologinę būseną, kokioj dabar esate psichologiniai būsenai, kas aplink jūs dedasi, kaip jūs jaučiatės. Tikrai dirbu su ne viena kortų kaladė, tai imčiau angelų kortų kaladės, kurios parodytų tam tikrus dalykus. Ir kaip matote, daug įvairių visokiausių kortų. Čia dar, iš tikrųjų labai daug kortų turiu, kurios ir parodo psichologinę būseną, kas dabar šiuo metu pas jūs vyksta, dedasi, kokios emocijos verda ir kaip tai veikia jūs. Tai padirbėsiu šiandien su 3 kortų kaladėm, kad pamatyčiau tam tikrą rezultatą. Jeigu reikia laiko, sustabdam video, pasižiūrim, palaukiam, duodam savo laiko pagalvoti. Taip, aš jau pasirinkau variantą, nes mintis irgi užsidaviau klausimą, kuris variantas man. Paprašiau angelų pagalbos, kad padėtų man greičiau atrasti save ir kokia mano padėtis. Tai nesakysiu, kuri kortų kaladė mano, kuri pasirinktam, bet pradėsiu nuo pirmo varianto, kas pasirinkote pirmas, antras, trečias. Na. Gerai, žiūrim, kas čia yra. Mama ir dukra esu. Sau švelni ir palaikanti, pirma tokia korta. Taip, priėmimas, aš galiu su meilė priimti savo praeitį. Imrama, kuris kviečia keliauti. Ir mokytojas. Tai iš tikrųjų pagal susiklošiusią situaciją, tai pabandysiu paimti taip, kad jūs irgi matytumėte. Aš matau, kad turite labai tokį ryšį su mama, dukra mama, bet iš tikrųjų esate labai švelni asmenybė. Jeigu pasirinkote variantą, esate moteris, kuri mokate palaikyti, paguosti, suprasti, suvokti. Iš tikrųjų labai toks apsuptas ratas ir su draugais gerai sutarėt ir bendraujate. Priėmimas tai yra, kad turite labai skaudintų dalykų, skaudinta širdutė yra daug kur sulaužyta ir jinai duoda žinoti, kad jums reikia daug kur padirbėti, suvokti tą skausmą, jį praeiti ir kad galite priimti vėl naują meilę į savo gyvenimą, jeigu nusivylėte meilę, kad tikrai patikėkit, galbūt pasitarkite su žmonėmis, kurie jums atstoja labai stiprų ryšį, palaikote labai stiprų ryšį, kurie galėtų jums patarti. Imrama korta, kuris kviečia keliauti, tai parodo tokią begalybę, kad jūs truputėlį kaip ir nežinioji, ką toliau daryti, kaip toliau elgtis, ko tikėtis, ne? Bet aš pasakysiu, jūs turite keliauti ten, kur jums veda širdutė. Ten, kur norisi eiti, ten, kur jūsų angelai veda. Ne? Tai yra tokia kaip ir nežinomybė ir baimė, bet nebijokite to daryti. Mokytojo korta parodo, kad jūs dar daug ką turite išmokti, daug ką suvokti. Galbūt jums reikia kažkokio specialisto, pedagogo, galbūt pas mane ateiti. Mokytojas tai yra nušvietėjas, kuris parodo tam tikrą kelią, parodo išmintį. Mokytojas yra, kad kartais, jeigu esate įstrigę tam tikrose situacijose, jisai gali patarti, padėti. Galbūt tie, kurie dar turite mamas, galite kreipti į mamas, anytas, kurios palaikytų tokį stipresnį ryšį. Ne? Tai parodo, kad dar kažkur esate nusivylę, pavargę, pervargę, stresiniai situacijai tikrai esate daug įskaudinti. Esate susidūrę su įvairiom situacijom, bet reikia kreiptis į mamas, močiutes, dukras, tokį palaikyti tokį ryšį tarp sesių, galbūt netgi taip pasakyčiau. Ir galbūt paklausyti, ką kiti patars, ką kiti pasakys, nes iš tikrųjų jums reikalinga tam tikri patarimai, tam tikri vedliai, kad išeitumėte iš savo psichologinės neigiamos būsenos, taip pasakysiu. Pirmą variantą. Antras variantas, tai yra šviesa, aš renkuosi matyti šviesą. Tokia. Antra, amžinybė. Amžinybė, aš esu daugiau nei mano kūnas, mintis ir jausmai. Aš esu nemirtinga siela. Tokia korta. Čia jau tokia
palindinti truputėlį giliau į sielą. Šuolis, eikite pirmas, visata jūs palaikys. Ir pasitikėjimas, vėlgi kaip šuolis, žiūrėkit, kortos labai kalba tokius dvasinius dalykus, kad jūs pasirengę kažkur pajudėti iš tam tikro mirties taško, ne? Tai vėlgi, paimkime taip kortos, ne? Tai ką noriu pasakyti antram variantui, kad jūs esate spinduliai šito pasaulio, šitos visatolis. Kur bežiūrėsite, jūs yra daug, išvytite, jūs apsupti meilę. Jūs, jeigu nejaučiate tos meilės ir to švytėjimo, tai pamatykite mažas detalės ir pradėkite džiaugtis mažais dalykais, nes švytėjimo korta parodo, kad jums reikia rinkti šviesą, kad reikia matyti gerus dalykus, bandyti žiūrėti tai, kas yra gera, tai, kas yra malonu. Pagal amžinybės kortą aš esu daugiau nei mano kūnas, mintis, jausmai, aš esu nemirtinga siela. Tai parodo, kad jūs labai išmintingas žmogus esate, kad turite daug idėjų, kad mokate džiaugtis smulkmenomis, bet galbūt pamiršote, kaip jomis džiaugtis. Galbūt tiesiog pradėkite gerbti ir mylėti save ir tikrai esate labai toksai žmogus, kuris švyti, daug švyti. Šuolis sako, kad jūs daug ką galite, daug ką sugebate, bet jūs galbūt bijote tai daryti. Pati korta parodo, šuokite ir nebijokite daryti klaidų, nebijokite kristi, nebijokite eksperimentuoti savo gyvenimą. Pati korta parodo, kad jūs galbūt esate labai susivaržusi arba susivaržęs ir šuolio korta duoda, kad eikite pirmas, nebijokite to daryti, nebijokite nei darbe, nei santykiuose. Daug kas palaikys, angelai palaiko, visata palaiko. Pasitikėjimo korta, kad nebijokite kristi ir stotis. Pasitikėjimo korta, kad nebijokite savimi, atsiras kažkoks naujas kelias, nauji išgyvenimai, jos tiesiog reikia įleisti savo gyvenimą ir pradėti kažkaip kitaip matyti situaciją. Jūs be galo jautrus žmogus tikriausiai, arba labai uždaras žmogus, jeigu pasiriko šitą variantą, nes parodo, kad jūs galbūt bijote arba užsisklendžiate savyje. O tai nėra gerai, reikia atsiskleisti, nebijoti, rizikuoti, išeiti ir tikrai daug kas išsispręs geriau negu tikėjotės. Trečias variantas, pasirinko trečią, tai yra būtis. Šiandien aš renkuosi būti savimi, pirmą kartą. Intuicija. Šiandien aš leidžiu mano vidiniam jausmui mane vesti. Ribos. Kurioje gyvenimo srityje jums reikia nubrėžti aiškės ribas, klaustukas. Ir kantrybė, nes motinos korta. Iš tikrųjų tai mano variantas, bet jisai mane tikrai atitinka. Iš tikrųjų, būtis, šiandien aš renkuosi būti savimi, tai parodo, kad jūs jau gyvenote truputėlį būtinį gyvenimą, monotoninį ir dabar galbūt sakote savo, gana, aš renkuosi tiesiog pasimėgati dėl savęs, man to reikia, aš noriu, kad mano apsuptyje, jeigu jūs pats, kaip aš jaučiuosi, ne, aš jaučiuosi kartais, kadangi pas mane yra kūdikis ir dukra ir vyras ir tas gyvenimas įtemptas buvo kurį laiką, tai norisi išeiti dėl savęs kažką padaryti, išeiti į kavinę dėl savęs, pajudėti, vienai netgi galbūt kažkur išeiti. Tai va šita korta parodo, kad pradėjau elgtis taip, kad kas man yra gerai, ne kas tau, nes kitiem, bet tau. Trečias variantas – intuicija. Tai yra kaip irgi vėlgi intuicija, kad reikia pajudėti iš mirties taško, nebijoti rizikuoti, intuicija veda. Kreipkitės į savo angelų sargus, galbūt pamedituokite, pailsėkite, nueikite pirtį, baseiną, paplaukite, pamedituokite, nueikite į mišką. Ir, žinot, šiandien aš kažkaip norėjau paburti, tai aš rinkausi intuiciją. Skubu truputėlį, nes laikas bėga, minutė dar liko. Ir ribos, kurios ribos jūs stabdo. Nėra ribų, turite tiesiog daryti ir stengtis judėti į priekį. Ribos, kurios psichologiškai žlugdo, ne, tai jums reikia jų atsisakyti. Neribokit save, stenkitės galvoti aukščiau, plačiau. Nustumkite ribas iš šonus ir nebebijokite nieko daryti. Kantrybės korta, galbūt esat motinos, laikas atsipalaiduoti, reikas pagyventi dėl savęs. Galbūt kažkas laukitės, galbūt kažkas norit pastoti. Šita korta parodo, kad reikia skirti dėmesį savo ir viską daryti dėl savęs. Būti ramybėje, medituoti, ilsėtis, atsigauti. Su jumis buvo Svajonė Tara. Ačiū, kad buvote. Iki. Myliu. Labai ačiū, kad esate.